Vakar kalbėjausi su geru savo draugu, kuris aiškiai suvokė ir žino, kad jo laukia kita gyvenimo būtis ir tam ruošiasi. Kiek tvirtybės ir ramybės jame. Po mūsų pokalbių aš pratrūkau raudoti ir supratau, kad aš esu dar labai silpna. Priimti tai, kas manęs neišvengiamai laukia taip pat. Mums atrodo, kad kad mirtis dar yra labai, labai toli nuo mūsų. Vienos mano bičiulės prieš jos mirtį draugai paklausė, ką darytum tu kitaip, jeigu vėl galėtum nugyventi savo gyvenimą. Ta, kurį nugyvenai. Jie atsakė, aš būčiau drąsesnė priimant sprendimus ir daugiau keliaučiau. Po vakar man iškilo klausimas, o ką daryčiau aš, jeigu žinočiau, kad man liko keli mėnesiai gyventi? Užduok savo tą klausimą. Pajusk, kiek gyveni čia ir dabar ir kiek gyveni ateitimi, kuri gali neateiti.